Ačiū, ponė Merkel, kad atėjote čia su savo vicekancleriu, Prancūzijos provincijos administratoriumi. Jūs abu atvykote čia į sesiją, kad atsigriebtumėte, nes jūsų Europos Sąjunga griūna. Blogėjantis migraciniai ir ekonominiai iššūkiai įpareigoja išsilaikyti šantažu, grasinimais ir bauginimais. Jūsų modelis yra tapti Jungtinių Amerikos valstijų tarnu. Griežtas taupymas, nelojali konkurencija, masinis piliečių sekimas, socialinis dempingas, migracinis gramzdinimas. Aš atstovauju kitą modelį. Modelį, kuris vienija Europos žmonės. Ta, kuris yra nepriklausomas. Tai yra tautų Europą daugiapolinėme pasaulyje, protingų protekcionizmu, individualią laisvę. Ta, kuris gina mūsų saugumą ir identitetą, uždraudžiant masinę imigraciją. O kai kurie apibendrins sakydami, kad aš esu anti-Merkel. Man tai garbė. Aš jūsų nepripažįstu, ponė. Savarankiški nustatymai yra absurdiški. Vokietijos bandymai dominuoti Europoje. Vokietijos interesų gynimas nepateisina kitų Europos žmonių vasalizacijos. Aš esu čia kaip laisvų europiečių balsas, mūsų suverenių tautų, kurios atsuka nugaras Europos Sąjungai, nes jos nori tautų. Aš esu Prancūzijos žmonių atstovė, kurie atsuka jums nugaras, ponė Olandai, taip kaip jie atsuko nugaras Sarkozy, nes jūs esate Prancūzijos troškulys.